Klausimas kaip ir būtų, kas jums asmeniškai yra tolerancija? Klausimas yra tikrai labai sudėtingas, bet ir labai reikalingas ir galvoju, kad tolerancija mes, tokia giluminė prasme, toleranciją, ko gero, mes suprantame visi labai panašiai. Tai yra savo nuomonės turėjimas, savo minčių turėjimas, savo gyvenimo būdų turėjimas. Tačiau galvoju, kad žmogus, kuris turi šitas savybes, jisai neturi užgožti kito žmogaus. Ir per kitas kultūras tu pažįsti save realizuoji ir ko gero tai yra vienas iš labai svarbių dalykų, kuris taip pat labai tiesiogiai yra susijęs su tolerantišku gyvenimo būdu apskritai. Mes Panevėžyje neturim labai daug tų objektų, tačiau aš manau, aš neturėčiau jų dabar čia vardyti, jūs turit. Bet aš pats augau Šiaurės Lietuvos miestelėje ir man visada yra malonu prisiminti tuos geltonų, raudonų plytų namus, kurie gražiai būdavo integruoti į lietuvišką medinę architektūrą. Taip yra, kad Panevėžys, senas Panevėžys, buvo labai gražus miestas. Dauguma pastatų centro buvo iš plytų raudono arba baltų plytų ir labai gražiai architektūra buvo. Ir jūs tos nuotraukas žinot, arba aš galiu jums parodyti šiandien tos nuotraukas senas, prieškarinės. Ir Panevėžys buvo antras pagal skaičių gyventojų ir pagal statistikos, jis buvo antras Lietuvoje po Kauno.